visą atnaujinimą. Taip kalba Viešpats, jūsų atpirkėjas, Izraelio šventasis. Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo, nebemastykite apie tai, kas senai praėjo. Štai aš, kuriu naują dalyką. Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote. Izaijo 43 skyrius, 14 eilutė ir nuo 18 iki 19 eilutės. Taip Dievas yra mūsų atpirkėjas. Jis yra Izraelio ir Jėzaus bažnyčios šventasis. Jis yra globėjas, atpirkėjas, šventasis visų tėvas. Jis taip pat nenori daugiau galvoti apie tai, kas buvo anksčiau. Jis užmiršta visus mūsų gėdingus veiksmus ir mintis. Jis nebenori daugiau apie tai galvoti ir to prisiminti. Argi tai negera žinia mums? Ar neturėtume dėl to džiaugtis? Visas mano nesėkmes, mano kaltė, mano nešvarumai, viskas jau praėjo, tiesiog praėjo. Jėzus vienu mostu viską nuvalė, bet jam tai buvo brangu, jam tai kainavo gyvybę. Bet dabar esu laisvas nuo praeities. Aleliuja. Žmonėms, kurie padarė blogų dalykų, tai išgelbėjimas. Kai kartu sapnavote savo kaltę. Kiek kartų kas nors nesąmoningai jums priminė jūsų kaltę. Kaip jį kankina. Ir tada ateina Dievas ir sako, mano vaikė, dabar tai baigėsi. Jėzus atpirko ir sumokėjo visą kaltę. Tu esi laisvas, aš apie ją nebegalvoju. Prašau ir tu apie ją nebegalvok. O kai tave vėl apnuks mintis, apsigauk Jėzus krauju, atleidimu, atsistok prieš jo kryžių. Įsikabink į kryžių ir nepaleisk jo tol, kol Dievas iš naujo širdyje neužtvirtins tau atleista, tu esi laisvas. Dievas, tėvas, dar kažką naujo iš tavęs. Kažką nuostabaus, kažką, ko dar niekada nebuvo. Tu tapai jo vaiku ir jis tave pertvarko. Ar nepastebi? Tavie yra nauja gyvybė, nauja viltis, nauja jėga, nauji tikslai. Jėzus yra šalia. Taip pat atrodo ir Jėzus bažnyčia. Sena buvo gerai. Bet dabar atėjo laikas naujam. Viešpats išlieja savo dvasią ir tie, kurie girdi, bus ten. Viskas yra nauja. Dievo jėga, šventoji dvasia. Veiks jį, valdys, atnaujins, užpildys jėgą ir net sakomo džiaugsmu. Vyksta ženklai ir stebuklai. Gyvenimo vanduo teka į sausą žemę. Būk ten, kur veikia Dievo dvasia. Tada tu taip pat būsi gyvybės versmės atšaka, tekanti per Jėzaus bažnyčią ir mūsų žemę. Ar esi pasiruošęs? Jis ateina. Jis sukuria kažką visiškai naujo. Negi nematai. O Jėzau, ateik greičiau su savo galybę ir šlovę. Tamsa valdo. Prašau, išliek savo dvasią sausoje mūsų žemėje. Amen.